Sveiki visi, šiandien bus trumpa edukacija apie taupymą. Bet pirmą aš noriu prisistatyti, kas aš esu. Aš esu asmeninių finansų konsultantė ir taip pat būsto paskolų patarėja. Tai šiandien tema yra apie taupymą. Ką mes aptarsime, tai būtent kas yra taupimas, kodėl yra labai svarbu mokėti ir gebėti taupyti. Ir taip pat surinkau 20 patarimų, kaip galima sutaupyti. Tai taupimas visų pirma, tai yra gebėjimas atsidėti pinigų tam tikriems tikslams. Kokie gali būti tikslai, o jie gali būti labai įvairūs. Tai gali būti ir tikslas turėti saugų rezervą, gali būti įsigyti kažkokį brangesnį daiktą, galbūt taupote naujam automobiliui, kelioniai, galbūt pradiniam įnašui būstui, o gali būti ir rekomenduotinas dar vienas tikslas, tai būtent reikia pradėti taupyti savo ateičiai, būtent senatvei arba pensijai. Ir aš noriu pradėti nuo to, kad taupimas tai labai naudingas įgūdis, bet tuo pačiu jisai retas šiais laikais. Ir šitoj vietoje aš noriu palyginti būtent taupimą su dienos režimu. Mes visi turime savo savitą, skirtingą dienos režimą. Kažkas atsikelia ir iš karto sėdasi prie kompiuterio. Ypatingai dirbant nuotoliniu būdu, tai nėra problema. Kažkas atsikelia ir turi tam tikrą ryto rutiną. Jeigu žmogus snuzina, jisai žino, kiek kartų snuzina. Jeigu žmogus iš karto atsikelia, bėga praustis, galbūt kažkas bėga krosą darytis, galbūt kažkas iš ryto medituoja, darosi mankštą, galbūt kažkas pusryčiauja, galbūt kažkas surašo dėkingumą. Įvairių gali būti reikalų, galbūt kol mes negyvename nuotoliniu būdu, tai net gali būti, kad kažkam reikia suruošti vaikus į darželius, į mokyklas ir nuvežti, o galbūt kažkam labai toli važiuoti į darbą. Tai ir taupimo tikslai pas kiekvieną gali būti skirtingi. Vienas turi daug tikslų ir brangiai kainuojančių tikslų, kitas gali turėti mažai tikslų, o trečias gyvena, kaip dabar labai madinga, čia ir dabar ir neturi tikslų, noriu svajonių, o tik tai galvoja, kad jam gali nukristi ant galvos kažkokios svajonės išsipildymas. Taigi, apie patį taupimą. Aš noriu paminėti ir sustoti šitoj vietoj. 2020 metai, ypatingai pavasaris, parodė, kad nesvarbu, kaip jūs gerai uždirbate, kaip jūs gerai gyvenate, per vieną dieną, per vieną akimirksnį gali pasikeisti. Ir nesvarbu, kiek jūs uždirbate, ar daug, ar mažai, jūs turite mokėti ir gebėti atsidėti ir taupyti pinigų. Aišku, tas, kas daugiau uždirba, jisai galėtų atsidėti didesnį pinigų sumą, jeigu neturi didelių įsipareigojimų, o tas, kas mažiau uždirba, gali atsidėti ir mažiau. Kokiagi yra auksinė formulė? Amerikiečiai investuotojai yra išvedę tokią formulę, kad kiek žmogui metų, jo amžių mes daliname per pusę ir gauname tam tikrą procentą, kurį žmogus turėtų atsidėti nuo savo uždirbamų pajamų. Pavyzdys, jeigu žmogui yra 40 metų, mes daliname per pusę, tai 20% nuo savo uždirbamų pajamų jisai turėtų atsidėti savo ateičiai. Jeigu mes kalbame tiesiog apie taupimą kažkokiam konkretesniam tikslui, tai mes lygiai taip pat turime paskaičiuoti, po kiek laiko, per kiek laiko, po kiek metų aš noriu įsigyti naują automobilį, kurio kaina yra N tūkstančių ir tiesiog padalinti iš metų skaičiaus, iš mėnesių skaičiaus ir tada gaunasi žymiai paprasčiau taupyti. Ir kokiegi visgi yra patarimai būtent pradėti taupyti. Tai visų pirma, jūs turite žinoti, kiek kur ko išleidžiate. Tai labai svarbus įgūdis stebėti savo išlaidas. Ir šitam paveikslėlėje jūs matote labai daug sąskaitų, daug čekio, bet tikrai taip nereikia daryti. Mes gyvename tokiam laike, kai mes galim parsisiųsti daug apsų ir jos naudoti ir kiekvieną kartą, kai išleidžiate eurą arba kelis ar keliasdešimt, jūs iš karto galite į apsą susivesti. Aišku, reikės laiko, kad tas įgūdis taptų jūsų įpročių, bet verta tą daryti. Man asmeniškai patinka Excelio lentelėje, tada aš galiu lyginti praeitus metus ir galbūt ir 2014 metais pasižiūrėti, kiek aš išleisdavau tam tikriems dalykams. Tai jeigu kažkas iš jūsų norėtų gauti mano Excelinę lentelę, tai tiesiog galite parašyti man asmeniškai.
Antras būdas į parduotuvę būtinai eikite su pirkinių sąrašu ir žinoma pavalgę. Tai nieko naujo aš čia nepasakysiu, tiesiog noriu priminti apie tai. Kodėl tas svarbu, nes dažnai būna ir ypatingai moterims tai būna nueina vieno dalyko, atsineša visą tašę, o to dalyko taip ir nenusipirko. Trečias, turėkite būtinai su savimi sąrašą, jeigu bus akcija. Apie ką aš kalbu? Jeigu, tarkim, jūs planuojate, kad pas jūs už mėnesio arba pusę mėnesio pasibaigs skalbimo milteliai, galbūt kava pasibaigs, galbūt dar kažkas pasibaigs, tai būtinai turėkite tokį sąrašiuką, kad jeigu bus akcija, aš nupirksiu. Pavyzdžiui, aš perku kavą visada per akcijas. Tai jeigu aš matau, kad pas mane liko pusę skardinės kavos, tai aš jau tada pradedu stebėti, kadagi atsitiks ta akcija. Lygiai taip pat indaplovių tabletės aš perku, tik tai, kai būna 40% akcija, tai lygiai taip pat turite sąrašą pirkinių ir turite papildomai sąrašiuką, jeigu bus akcija. Trečias dalykas. Tai, kur mano trečias dalykas? Trečias jau buvo. Ketvirtas dalykas. Būtinai naudokite nuolaidų korteles ir yra netgi cashback kortelės. Cashback tai vadinasi, jums grįžta pinigai, tai jeigu norėsite, tai irgi galite pasidomėti, o nuolaidos kortelės tai tiesiog suteikia tam tikras nuolaidas. Aišku, mes jų turime labai daug, kol kas nėra dar tokios šustros kortelės, kur būtų viskas įskaičiuota, bet tikrai pravartu turėti. Dar vienas patarimas, 5. patarimas, nepasiduokite emociniams pirkiniams. Pavyzdžiui, pamatėt gražią suknelę, čia moterims, grįžkite namo, pabūkite su tom mintim apie tą suknelę 2-3 dienas ir jeigu negalite nurimti, tai tada grįžkite ir pirkite tą suknelę. Lygiai taip pat tas liečia ir kitus daiktus. Tiesiog kartais mes perkame emociškai, o po to daikto nepanaudojame. Tai tiesiog tam, kad emocijos nurimtų, tai palaukite 2-3 dienas. Kitas patarimas, tai labai pravartu susiskaičiuoti, kiek jūs uždirbate per dieną. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus uždirba 1000 eurų per mėnesį, dalinti iš 20 dienų, tai gaunasi, kad žmogus uždirba 50 eurų. Ir vėlgi grįžtant, jeigu tai yra emocinis pirkinys, jūs turite paskaičiuoti, kiek dienų jūs turite dirbti, kad nusipirkti tą arba kitą daiktą. Tai labai praverčia. Kitas dalykas, atsidarykite banko sąskaitoje kitą sąskaitą, savo banke kitą sąskaitą ir sudarykite būtent periodinį mokėjimą. Tai priklauso nuo jūsų, kokio dydžio sumą. Aš savo Revolute dar turiu taupyklę, kur apvalina mano atsiskaitimą būtent kortele ir eina centai, o kartais ir eurai būtent į taupyklę. Jeigu jūs naudojate fizinius pinigus, neatsiskaitote elektroniniu būdu, tai lygiai taip pat galite turėti kiaulę taupyklę ir atsidėti ten, dėti kažkokią tai ar smulkius pinigus, arba pavyzdžiui po 2 eurus. Netokie jau ir smulkus, ane? Ir labai noriu paprašyti jūsų atsargiai naudotis kreditiniam kortelėm. Turėjau savo patirtį klientų, kurie gyveno iš kreditinių kortelių. Ką reiškia gyveno iš kreditinių kortelių? Avansų išleido visus pinigus, kiek yra kreditinės kortelės limitas, o gaudami atlygį darbo užmokestį padengdavo kreditinės kortelės įsiskolinimą ir vėl gyvendavo iš kreditinės kortelės. Labai lengva yra išleisti pinigus ir procesas taupimo tai tikrai nėra labai greitas ir lengvas, tai gali užtrukti labai ilgai. 9. punktas, kurį aš paminėjau, tai labai atsargiai stebėkite, ką jūs norite pirkti išsimokėtinai. Esu turėjusi tokią klientę, kuri kreipėsi vienu metu, 2 mėnesių bėgyje, man atrodo, jinai pripirko daug smulkių buitinių prietaisų, ir blenderis, ir fenas, ir skalbimo mašina, ir visa kita. Ir kai susidėjo viską į vieną mėnesį, visi tie mokėjimai, tai jai buvo labai sunkiai išsikapstyti iš visų tų skolų. Ir kitas dalykas,
išsimokėtinai arba lizingu jūs vis tiek dažnu atveju būna pabrangimas, net jeigu rašo, kad jokio pabrangimo, vis tiek vertinkite tai būtent blaiviai, paskaičiuokite, ar tikrai nėra pabrangimo. Nepatingėkite susumuoti visų įmokų, per kiek mėnesių sudarys ir palyginkite su tą kainą, jeigu jūs perkate iš karto. Jeigu jūs negalite nusipirkti iš karto kažkokio daikto, tai vėlgi pagalvokite, ar tikrai jisai jums reikalingas. Gal jūs galite palaukti ir pataupyti tiesiog tam daiktui. Toliau, labai svarbus žingsnis tai būtent planuoti savo pajamas ir išlaidas. Yra daug įvairių, sakykime, būdų, kaip planuoti savo išlaidas. Man labiausiai patinka 6 stiklainių principas, čia matote, apie jį aš padarysiu video kitą kartą. Ir mano stiklainių skaičius, sakykime, sąskaitų skaičius, nes aš ne stiklainiuose laikau, išaugo iki 9. Dar vienas patarimas yra, būtent sudarykite trumpalaikių tikslų sąrašą. Jie gali būti labai įvairūs ir kadangi aš nežinau, kas konkrečiai žiūri šį video, tai jie gali būti ir vaikams pirkiniai, gali būti ir namų apyvokos daiktai, ir gali būti trumpos kelionės, ir gali būti kažkieno vestuvės ir taip toliau. Tai tiesiog sudarykite savo trumpalaikių tikslų sąrašą, tą, ką jūs norite įsigyti, atnaujinti ir pakabinkite kur nors matomai vietoj. Tokiu būdu, kai jūs matysite savo trumpalaikių tikslų sąrašą, jums padės išvengti būtent 12 punkto, padės išvengti jūsų smulkiųjų išlaidų. Kas yra smulkiosios išlaidos? Tai mūsų didžiausia vagis. Jeigu jūs turite įprotį gerti kavą būtent degalinėse, tai pagalvokite, galbūt jūs namie galite pasidaryti kavos ir pasiimti termosiuką. Arba darbe, jeigu važinėjate darbą. Lygiai taip pat gali būti smulkios išlaidos užsisakyti maisto iš kavinės, kuri randasi kokius 300 ar 400 metrų nuo jūsų namų. Ar tikrai jums reikia mokėti tos porą eurų už tai? Jeigu lyja, galbūt, bet sveikiau bus, jeigu patys nueisite, prasieisite ir dar tokiu būdu galėsite kažkiek sutaupyti. Ir kalbant apie maistą, tai maistą gaminkite patys. Jeigu vaikštote į darbą, tai tikrai rekomenduoju pasigaminti maistą, pasiplanuoti ir pasiimti su savimi į darbą. Tai bus pigiau ir pamatysite, kiek jūs galėsite sutaupyti. O kitas dalykas, sveikiau, jūs visada žinote, ką jūs turite pagaminę, iš kokių produktų ir kokio šviežumo. Ieškokite pigesnių analogų. Tai liečia ir vaistus, ir drabužius, ir maisto produktus, ir ne maisto produktus. Mano vienas pažįstamas dirba maisto produktų laboratorijoje ir kaip sakė, kad brandinės prekės nesiskiria nuo pigesnių analogų. Sudėtis yra ta pati. Tai tiesiog kitą kartą pagalvokite, ragaukite, išbandykite, galbūt ir pigesni analogai visai jums patiks ir nematysite tikslo permokėti tiesiog už brandą. Ir tęsiant tą temą, netingėkite ieškoti pigiau arba paprašyti nuolaidų. Jeigu jūs keliaujate kažkur, paieškokite per kelias oro bendrovės, galbūt kažkur pigesnis skrydis yra. Jeigu perkate namų apyvokos daiktą, paieškokite internete, kokios yra, galbūt kažkur turite, užmatysite akcijas, galbūt kažkur yra pigiau. Ir lygiai taip pat prašykit nuolaidų. Aš atsimenu, per savo gimtadienį užėjau kepyklėlę, norėjau kolegom nupirkti, būtent pavaišinti pyragų. Ir tiesiog paklausiau, sakau, o žmonėms, kurie švenčia gimtadienį, šiandien nuolaidų nėra. Ir pasakė, taip, 10%, tai taip labai paprastai. Peržiūrėkite savo transporto išlaidas. Aš gyvenu Vilniuje ir žinau, kad važiuoti į Vilniaus centrą yra žymiai brangiau ir statyti automobilį raudonoje arba mėlynoje zonoje žymiai brangiau negu atvažiuoti su taksi arba dalinimosi platformomis. Labai rekomenduoju parsisiųsti Trafi programėlę, lietuvišką programėlę, kur jūs matysite įvairius variantus, ar visuomeniniu transportu važiuoti, ar važiuoti su taksi, arba pasiimti kokį dalinimosi automobilį, CTBs parką ir matysite laiką, kaip čia matote, ir tos pačius pinigus. Jeigu jums reikia nuvažiuoti 2 stoteles,
tai pagalvokite, gal iš tikrųjų yra žymiai sveikiau ir maloniau prasieiti pėstute ir tokiu būdu galėsit sutaupyti šiek tiek centų, bet ir sveikatai bus pliusas. Dar vienas dalykas, dar vienas patarimas, knygas imkite iš bibliotekos arba pirkite skaitytas. Šiais laikais knygos tikrai kainuoja nemažus pinigus, bet ar jums tikrai reikia nusipirkti knygą ir pastatyti į lentyną, kad jinai ten dulkėtų? Kartais taip, kartais ir man norisi turėti tų pačių knygų, bet aš visą laiką, jeigu mane sudomina kažkokią knygą, aš pagooglinu, paieškau pigiau ir yra tikrai portalai, kur galite nusipirkti tas pačias skaitytas knygas ir pastatyti į savo lentyną. Arba galite perskaityti ir lygiai taip pat patalpinti, kad parduodate ir parduosite, kai nusibos. Tai vėlgi galite pasinaudoti tais patarimais. Dar vienas dalykas, galite drąsiai ieškoti nemokamų pramogų. Tai gali būti įvairių parodų atidarymai, aišku, kai mums leidžiama bus jau išeiti, tai gali būti lygiai taip pat ir muziejų naktis, ir visada yra nemokamai pasivaikščiojimas malonioj kompanijoje, po parką, po mišką, bet ir šiaip galima tikrai rasti daug nemokamų pramogų ir nebūtina visą laiką mokėti tos pinigus. Tiesiog galima paieškoti ir būti kūrybiškiams, pramogauti kitaip. Dar vienas svarbus dalykas, iš anksto susiplanuokite savo pirkinius, būtent dovanas. Jeigu jūs žinote, kad jūs esate pakviesti į vestuves, arba žinote, kad kalėdos visada ateina tuo pačiu laiku, jūs galite iš anksto pasiplanuoti, ką jūs norite konkrečiam žmogui padovanoti. Paieškoti galbūt akcijos bus kažkokios, galbūt kažkokią vertingesnę dovaną nupirkti, įdomesnę dovaną, o galbūt netgi jūs turėsite laiko pagaminti ją savo rankomis. Tai vėlgi būkite kūrybiški, nes kūrybiškumas tai tikrai yra labai fainas dalykas ir žmogus jaučia labai didelį pasitenkinimą, kai jam kažkas tai pavyksta. Ir šitoj vietoje paskutinis mano patarimas, tai neleiskite pinigus tik tai tam, kad jūs norite parodyti savo statusą arba pasirodyti prieš kitus. Tai tiek patarimų šiandien. Kas norite daugiau sužinoti, kaip neprarasti pinigų krizės akivaizdoje, aš labai kviečiu sudalyvauti seminare. Nuorodą paliksiu būtent po video. O jums labai patariu, naudokitės patarimais, dalinkitės patarimais, nebarkite savęs, jeigu kažkur kažkas nepavyko, tiesiog pradėkite nuo pradžių, komentuokite, dalinkitės, prenumeruokite ir pradėkite taupyti. Ačiū Jums labai, su Jumis buvo Jelena. Iki kitų kartų.